Sveiki atvykę į FIFA Justo kanalą. Šiame video aš jums parodysiu pigų hybridą, kurį iš tikrųjų sudėjau prieš kelias dienas. Ir tai yra iš tikrųjų viena iš geriausių komandų, su kuriamis man teko žaisti šiais metais. Ant kompiuterio kainuoja apie 40 000 coinsų, ant Xbox'o apie 30 ir PlayStation'o vartotojams apie 35. Tai tikrai nėra brangi komanda, tačiau turi tikrai gerų žaidėjų. Taigi nieko nelaukia, pradėkime. Vartuose mes turime Weidenfellerį, vienas iš geriausių Bundeslygos vartininkų. Gynybos grandyje turime centre Chiellini ir Sokratį. Puikus centro gynėjai. Kairys gynėjas Patricas Evra, dešinys Grosskreuzas, centro saugai Markizio, Nuri Sahinas ir Gündoganas, puikus futbolininkai, ir priekinis trejetukas Žervinio, Ibarbo ir Aubameyangas. Tiesiog pati puikiausia puolėjo trejetukė, kurią teko žaisti šiais metais. Tikrai puiki komanda, tikrai sudėkite, nesigailėsite. Taigi eime į rungtynių vaizdus. Taigi mūsų priešininko komanda yra Anglijos Premier lygos komanda. Priekyje jis turi Sturridge'ą su Wayne Rooney'u, Di Maria kaip atakuojančiu saugu, Oskaru ir Ramirezu centro sauguose, Fer gynybinio saugo pozicijoje, Moreno kairė gynėjo pozicijoje, atsiprašau, Vetongenas ir Smallingas centro gynėjų pozicijoje ir dešinys gynėjas Kai Walkeris. Vartuose jis turi dabar neatsiminsiu. Ir pažiūrėkite, koks smūgis iš Ilkaus Gündogano. Tikrai vienas geriausių mano įmuštų įvarčių šiose rungtynėse ir galėtų tikriausiai net įeiti ir mano gražiausių tolimų smūgių video. Pasigrožėkime šį įvarčių. Koks užsisukimas kamuolio. Tiesiog puikus įvartis. Kitame klipe mes matome perdavimą, kuris ne visiškai tikslus, tačiau Aubameyangas perima kamuolį, fake shotina ir čia tikriausiai vienas geriausių Begovičiaus seivų šiose rungtynėse. Tikrai puikus vartininkas. Gündoganas kelia kampinį, jam neišeina to, tačiau Aubameyangas praeina gynybą ir įmuša savo pirmą įvartį šiose rungtynėse. Ir daro Sturridge celebrationą. Taigi, perdavimas Aubameyangui, jis naudojasi savo superiniu greičiu, smūgis, tačiau vartininkas jį atmuša, tačiau Žervinio yra ten, kad pasiųstų kamuolį į tuščius vartus. Dar vienas klipas, perdavimas Žervinio, jis naudojasi savo greičiu ir tiesiog pralekia pro Begovičių ir visą gynybą, tačiau nesugebėjo pataikyti į vartus. Gaila. Taigi, štai čia ir pasiekėme vidurio liniją, taigi, pažiūrėkime į statistiką, aš tikrai dominuoju jį ir laimiu 3-0, tikrai solidi persvara ir manau, kad antrajame kėlinyje įmušim dar kelis įvarčius ir padidinsime savo persvarą. Pirmyn. Tačiau antrąjį kėlinį geriau pradėjo jisai. Jis prabėgo su Di Maria visą mano gynybą ir vartininkas neturėjo jokių vilčių apsaugoti šį Di Maria šūvį. Bet aš tikrai nesirašiau sėdėti rankų sudėjęs. Ir puikus Aubameyango žaidimas ir perdavimas Žervinio ir Žervinio pasiunčia kamuolį tuščius vartus. Gražus jų susižaidimas. Žervinio su kamuoliu naudojasi savo puikiu 93 greičiu ir prabėga pro visą gynybą ir fines shotina prie Begovičių. Taigi Žervinio dar viename klipe su kamuoliu ir vėl naudojasi savo greičiu ir vėl pasiunčia kamuolį į vartus. Atsiprašau, tikriausiai tą patį klipą sudėjau 2 kartus. Tačiau čia kokia mano klaida. Patempiau už marškinėlių Wayne Rooney ir tikrai ne tuo metu ir ne toje vietoje, kur norėjau. Ir jis gauna 11 metrų baudinį. Taigi, Weidenfelleris prieš Angelį Di Maria. Aš manau, kad šiek tiek pašokinėsiu viduryje ir nersiu į dešinę pusę. Smūgis ir šokau ne į tą pusę, bet ką padarysiu. Rungtynės baigėsi 5-2 su mano pergale ir tikrai geros rungtynės, puikiai susižaidė komanda ir gavome 720 coinsų, tai tikrai nėra blogai. Ir kaip matote, į statistikos mes dominavome rungtynės ir tikrai nusipelnėme laimėties. Taigi
tikrai visiems patariu sudėti šią komandą. Su jumis buvo FIFA Justas. Prašau laikinti, subscribinti, komentuoti ir susimatysiu su jumis kitose savo videose. Taip pat prašau, jeigu jūs norite kažką pamatyti mano kanale, tai pakomentuokite į komentarus ir aš būtinai atsižvelgsiu jūsų norus. Su jumis buvo FIFA Justas, iki.